Sveiki, jūsų dėmesiu pristatome TMC Cancela MPS 225 kelmų frezą. Šis modelis jau rinkoje yra 2 metus, bet dar neturėjome progos apie jį pakalbėti. Tai šis modelis yra toks, sakykime, pusiau giluminis, galintis dirbti gilių iki 20 cm. Pačios frezos svoris yra 2 tonos 700 kg ir ji turi tokį patį rotorių kaip paviršinis TFK modelis, tik esminis skirtumas tarp jų yra toks, kad čia rotorius eina 7 cm žemiau už pavažas, todėl gali lengviau įsikasti į žemę ir dirbti giluminiu būdu. Pavarų dėžė gali dirbti 2 greičiais, tiek 540, tiek 1000, priklausomai nuo to, ar dirbate giluminiu būdu, ar atliekate paviršinį frezavimą. Norint atlikti paviršinį frezavimą, gilį galite palaikyti tiek pavažom, tiek tankinimo volu, o su giluminiu įsileidžiat, pakeliat volą ir frezą savo svoriu kažkiek įsigilina. Labai svarbus elementas šiai frezai yra galios poreikis, kadangi šiam modeliui užtenka traktoriaus nuo 190, sakytume, arklio galių. Aišku, gamintojas nurodo mažiau, bet tą rekomendaciją galime pasakyti pagal mūsų lietuviškas sąlygas. Šis modelis gali būti 4 darbinių pločių, todėl priklausomai nuo jūsų naudojimo traktoriaus galite pasirinkti jums tinkamą dydį. Tai 1,80 m, 2 metrai, 2,25 ir 2,5 metro. MPS modelis nuo įprastinio rotavatoriaus skiriasi tuo, kad pjovimo kameroje turi net 3 eilės priešpėlių. Tai pasižiūrėkite, kiek masės būna susmulkinama, pratraukiant ją ne tik plaktuku per kamerą, bet ir per visus šios priešpėlius. O trečioji eilė yra ant galinio dangčio ir susmulkinimo lygį galite reguliuoti dangčio pagalba. Taip pat mūsų YouTube kanale, filmuke kampe matysite nuorodą, ten yra vaizdai, kaip ši freza dirba lauko sąlygom. Tada aišku prikabintas šiek tiek didokas traktorius, bet tai buvo demonstracijos ir galite būti užtikrinti, kad su 200 arklio galių traktoriu šiuo modeliu galėsite dirbti. Nepamirškite, kad TMC Cancela kelmų frezoms suteikiama net 2 metų garantija, o visus pasiūlymus ir kainas rasite mūsų internetinėme puslapyje hegvitagro.lt. Beje, sekite mus Instagramo, YouTube'o ir Facebook'o paskyrose. Iki.